Labas visiems. Net nesitikė, kad darau vlogą, ypač tokioje vietoje kaip Austrijoje. Kalnai, patys matot, jau matosi. Labai greitai užbėgsiu įvykiui už akių. Anąkart, kai važiavau į Estiją, nedariau vlogo, nes labai norėjau pasimėgauti įvairiais momentais savo, nes, kai filmuoji, tai yra iš dalies šioks toks darbas. Ta patį galvojau daryti ir šiais metais. Šiaip dėl viso pikto įsimečiau kamerą, sakau, vdruk bus įdomu, tai tikrai reikės pasidalinti su jumis. Važiavau iki Lenkijos, iki Zakopanės, kelias nuobodus, tikrai nieko gero, nieko nefilmavau. Važiavau pro Slovakiją, pradžia tikrai graži, serpantinai, visa kita, pasaka. Autostrada Bratislava visiškai neįdomu. Ir atvažiavau į Austriją. O, žadintuvas skambina. Tai žodžiu, vakar likau kaimelį miegoti ir nuo pačios įdomiausios dalies aš jum ir pradėsiu filmuoti. Tai iš Lietuvos atvažiavau į Austriją per 2 dienas. Tai pirmą dieną nuvažiavau iki Zakopanės 900 km, o jau vakar 800 km iki pat Austrijos, sakykime, vidurio. Mano tikslas yra Glasnokeris, Krimlis, tai čia yra Austrijos didžiausias krioklys, ir ledo urvai. O grįžti noriu pro Šveicariją, Italiją, Prancūziją, Vokietiją, Lenkiją ir namo. Kodėl nepasirinkau važiuoti pro Čekiją? Dėl to, kad per autostradą tenais neįdomu, o būtent iš Zakopanės pusės labai faina pravažiuoti tais kalneliais. Nuotraukas jau matėte. Ir važiuoju su praeitų vlogų, kur yra mano svajonių motociklas KTM Super Adventure 1290. Galbūt jisai man yra sunkokas, kadangi aš po 2 kojų lūžių esu pats ir šiaip pats mosas yra žiauriai nelengvas ir ganėtinai aukštas. Tai kitai kelioniai rinkčiaus arba KTM 890, Nordina 901 ar 910, neatsimenu kaip jisai vadinasi. O gal net ir iš vis kokį lengvą CRF 300 rally, kuris būtų pats tas ir į kalnus ir šiek tiek off-roadų pasivažinėti. Nes šitas su asfaltiniam padangom, tai apie off-roadą net ir pamiršk. Tai dar vis tiek turim labai daug laiko pakalbėti, tai pasidariau aptarnavimą motoshop'e. Tai iš dalies galioja International Warranty, kažkas tokio, kad jeigu sugesi, tau dileris padės, tai yra ten telefono numeris, gali pasiskambinti. Tai pasikeitė tepalai, skysčiai, stabdžių skysčiai, persirinko stabdžių cilindriukai su sankabos cilindriukais, naujas padangos, aišku. Grandinė įsitepusi pats, grandinė buvo geros būklės, tai šiek tiek parodysiu. Einam į meniu. Taip, einam į info. Tai viso esu pravažiavęs 1556 km, kaip matote, vidutinis greitis 94 km per valandą. O vakar į Austriją pravažiavau viso 669 km. Nusinulinam, žiūrėsime, kaip šiandien seksis. Tai šiandien jau važiuosime į tuos smagiausius dalykus ir noriu kartu pasiimti jūs. Iš aprangos, ką turiu, tai turistinius batukus, KTM kelnes, Alpinės Tarso pirštinės. Negalvokit, kad aš toks fanboys, kad viskas KTM, bet tiesiog motoshop'e daugiau prie vietos nieko neturėjo. Šoei šalmas, Neotec 2, jeigu taip tiksliau. Naudoju Sena SF4 šitą interkomo įrangą. Žiauriai gailiuosi, kad ne kardo, nes motovlogą būtų daryti 100 kartų lengviau, nes kardo išėjo atnaujinimas, kur gali vos neįrašinėti per telefoną savo balsą tai, ką tu šneki per interkomą. Ir šiandien mes turėsime iš viso jau mažiau kilometrų. Dabar iki Krimlio yra 96 km, o viso šiandien 400 km. Tai palyginus pirmos dienos 900 plus minus ir vakar 700, tai šiandien bus iš vis juok. Tai manau nieko nelaukiam, pašildom mocą ir važiuojam ir apie viską pakalbėsim, pasižiūrėsim. Ir cold startas. Šiaip tas 2 cilindrų esi gana toksai vibratorius. Šaltas esi dirba garsiai, bet gerai, kad esu neprisidaręs jokių išmetimų, nes manau ilgoji kelioniai žiauriai užknistų. Per tiek kilometrų, ką skauda, tai tik tai nugarą, subinės, ačiū Dievui, neskauda, bet su nugara turiu problemų. Gal čia iš nervų pirmą dieną blogai išmiegojau ir tas nugaros skausmas mane jau seka gana ilgai. Esu pasiėmęs įtvarą, bet nusiėmus įtvarą jaučiasi begalinis skausmas. Važiuojant su įtvaru kaip ir viskas ok, tai nesinori prisidaryti jokių problemų. Ir važiuoju kaip yra. Tai va, mocas, kaip matot, šyla.
esam vietiniam kaimuke, tai vakar čia atvažiavau apie 7 valandą, kol susiruošiau, pagulėjau ir sumašiau, kad noriu valgyti, viskas 8 valandą užsidarė. Viskas. Tai realiai turėjau važiuoti į gretutinį miestą pavalgyti, nusipirkti kažko atsigerti, tai grįžau iš atgal gal tik tai po 10 ar 11. Ir pakeliui pažiūrėkit, kokie vaizdai. Jūs tik pasižiūrėkit, realiai visur turi sustot, nu pasižiūrėkit, kokie vaizdai. Tiesiog wow. Su pilnu batu galiu pravažiuoti 380 km, nu jeigu pilnai pilčiau 400, bet jeigu važiuoji 100 tram, tai dulkių siurblys įsijungia bake. O ryja apie 5-6 litrus šiaip, bet kai spaudi būna ir 7 suvalgo. Pažiūrėkit, kaip gražu. Čia gal koks vienuolynas. O tenais kalnai. Iški medžiai užstoja, lūtirkit. Iški per žvyrą su viena rankelė, bet nieko tokio. Tiltukas. Kažkas su baidarėm plaukia. Atvažiavau į Kremlį. Dabar esu kažkur kilometro aukštyje, gal truputį mažiau. Tai kylant šiek tiek taip nejauk. Tikrai atrodo, kad iškrisi dar kažkas, dar kai aš aukščia bijau. Bet motų parkingas prie pat, įdomu, kiek reikės eiti. Ir pažiūrėsim tą
krioklį. Nu ką, mes ir einam. Vaizdo gal nepamatysi tarp medžių, bet labai labai gražu. Iš manęs laipytojas nekoks su abiejom lūžusiam kojom. Bet va, galima į tarp medžių į viršų tokiu taku arba tuneliu ir užkilti kabelio mašiną. Aš aukščio bijau, tai labai nenoriu eiti, bet yra kaip yra. Šiaip net tai su keltuvu pakilau, labai buvo baisu, bet labai gražu. Pažiūrėkit. Aš maniau, kad pirmąjį ledo urvą, oi šitą Krimlį važiuojam į krioklį. Žiūriu, kad kilo aukštai. Kilo. Blemo, sakau, kažkas čia negerai. Kai pamačiau iki kur lipt, ble. O dabar tai šakės. Viduje neleido filmuoti, tai turiu šiek tiek nuotraukų. Viduje žiauriai šalta, tikrai čionais, ta prasme, čia yra 10, klydau ne 0, bet ten yra minusas viduje. Tas ledas, lipimas, tamsu, nu, žiauriai exciting vibas. Dabar einu atgal, tai tenais, kur buvau viršui, ten ypač man buvo baisu, nes tamsu, uždara vieta ir tu lipi tokiais mediniais laiptais, daug žmonių, šalta, nejauku. Čia tada jau toks grinai čilas, visiškai nebaisu. Žiauriai gražu, žiauriai fainai. Dabar sustosiu biškį, atsigersiu, užkasiu. Ir ką, laukia Krimlis, tikėkime, tenais nereikės daug vaikščiot. O tada Glosnokeris ir kažkur apsistot. Dėl apsistojimų tai sprendžiu jau vakare. Pasižiūriu, ką booking'e galima rasti. O toliau čia viskas žiauriai fun. Tai važiuojam iš karto į Glosnokerį ir tenais bus vienas iš gražiausių kelių, būtent kalnus. Iš viso pakilsim, jeigu neklystu, į 2,5 km aukštį, o pats kalnas šiaip yra 3,5 km aukštį. Tai turėtų būti labai įdomu. Tai susivedžiau navigaciją ir mes važiuosime beveik 3 valandas. Koja skauda, bet nieko, sėdėt nekainuoja. Ką, važiuojam, būsim vietoj 4, tai tenais dar apie 1,5 valandos pasivažinėti užtrunka, tai grįšim vėlai. Tiesa, dar nežinau, kur nakvosiu. Rytoj norėčiau Stelvio pas važiuoti Italijoje, tai galbūt į tą pusę kažkur. Nu ir mes esame Glosnokery. Vaizdai, atsiprašau, vaizdai, tai stulbinantis. Ten dar tuo keliuku užkilsime. Kelsiu iš telefono medžiagos. Bet važiavimas, tai šakės. Temperatūra nukrito iki 8 laipsnių. Tai važiuot biški šalta, nes snargliukas bėga. Bet gera tokia atgaiva, nes apačioje, sakykime, 20-25 tam tarpe. O apačioje viršui tiksliau šalta ir žiauriai gera. Ir netgi matosi, matot viršui sniegas. Tai žiauriai gražu ir labai man patinka šitie keliukai. Aišku, gal važiuoti šiek tiek nesaugu, nes tų atitvarų visur nėra. Jeigu pareisi greičiau, tikrai gali išskristi iš kelio. Įdomu, ar yra buvę avarijų kažkam čionais. O ką dar norėjau sakyti, tai
po viso šito, ką aš jums parodysiu, planas yra važiuoti į Stelvio Pass, tai irgi yra labai panašus, nu gal skirtingas, tiesiog, kad irgi fainas kelias Italijoje. Bet jau tenai šiandien tikrai nepasieksim ir kažkur nakvosim ir viską pamatysit eigoje. Pabandysiu pafilmuoti, pamatytumėt, kaip aš įsidėjau kamerą, tai juoktumėtės, gal ir matosi. Tai turėtumėt juokingai mane girdėti. Dabar esame viename iš viršų. Tai vieną jau matėt, o čia yra kitas. Iki Glasnokerio 16 km, dabar esame Hoktor 2,5 km aukštyje. Ir iki Stelvio Pass 5 valandos su biski. Vaizdai tai šakės. Ir sakau, truputį baisu net kaip valdyti, nes kaip patys matote, atitvarų nėra. Menka klaida ir skrendi lauk. Atsiprašymų nebus. Bet vaizdai, tai šitoj pusėje ir kelias geresnis. Arba man tai tik tai atrodo. Pažiūrėkit, kokie vaizdai, eik savo. Aš už tai ir nefilmuoju, nes norisi pačiam pasimėgauti tokiais vaizdais. Šiam kartui padarykim išimtį, bet jūs tik pasižiūrėkit. Eina savo. Kokios nuošliaužos. Leidžiantis žemyn ir stabdžiai buvo galinį laiką. Nors ir stabdau variklius, būna praškai, nes stabdau, nes nėra ko stabdyti. Grįžau apačion su aukštų bėgiu, su žemų bėgiu ir priekiniais stabdžiais. Dabar tai svarkiai galinį stabdžiai. Kai tvariai posūkį spaudė ir nėra, tai nedrįsta. Dabar važiuojam, susirasim pagalvot, pamatysim. Ir vakare reikės patirbti motokristą, o rytoj laukia Stelvio Pass, bet tenais atsargiau važiuosiu, nes nedaug dievė vėl pristabdyti. Taigi labas visiems, šiandien yra rytas ir štai kokią hamurkę gavau už 50 eurus. Kaip, nu viskas šit tvarkoja iš tikrųjų. Dušas, tulikas yra, pirtis, pusryčiai nemokami 50 eurai. Dar turim balkoną. O pro balkoną matome šį gražuolį. Tai neužilgo važiuosiu, šiandien mintis yra Italija, Stelvio Pass. Labai norėčiau iki Milano pavažiuoti, bet nežinau, ar visgi pasiryšiu tenais. Toliau mūsų laukia Šveicarija, Prancūzija, Vokietija, Lietuva. Tai šiandienos dar vienas iš mini tikslų, tai susitepam grandinę, pasižiūrim kiek tepalo, nes nežinau, valgo, nevalgo, pamatysim. Aišku, gerai praleisti laiką, jau pavargiau, padirbau netgi ir su kompu. Minusas toks, kad sugedo sena interkomas, tai negalės klausyti muzikos ir klausysiu pastoviai vėjo. Bet nieko blogo, viską susikišau į vieną tašę, čia yra rūbai, kuriuos užsimesiu, dabar yra 13 laipsnių, ganėtinai vėsoka, bet apsirengsim šiltai ir viską pasidarysiu. Nu ir ką, esam prie motociklo, biškį durnelis buvau, nepasiėmiau raktų, tai vairas užrakintas. Tarp kitko vakar, kai Glasnokerį važiavau, pažiūrėkit, kokį gavau lipduką. Norėjau ant daiktadėžės užsikliuoti, bet labai tingėjau iki jos eit. Tai žodžiu, taip, žiūriu.
antifrizo ant pačios apačios. Gal reiktų ir dasipilti. Reiks nusipirkti raudoną antifrizo. Tada vakar buvo čiut užkaitę stabdžiai. Pasižiūrim, kur pas mane stabdžių rezervuaras galinių stabdžių. Skysčio yra. Viskas tvarkoja. Pasižiūrim, kaip su tepalais. Irgi kiekis ok. Man tik kas nepatinka. Aš aišku pasiėmiau atsarginę grandinę, viskas tvarkoja. Bet matot, kaip nareliai skirtingai suvaikšto. Aš manau, dėl to man grandinė biški ir negražius garsus skleidžia. Aišku, teplo čia pakankamai. Reiktų aplamai tą grandinę išsiplauti. Bet šiuo metu tik tai susitepsim ir ieškosim, kur dasipilti antifrizo. Jo, antifrizo vakar tikrai buvo daugiau. Gal yra, palaukit, pasišviesim limitai. Ne, jokių limitų nėra, bet antifrizo tikrai yra, aišku, nepakankamai čia. Jo. Ką, daiktai sukrauti? Aišku, man gyvai šitas krepšys nepatinka, kaip jisai juda, bet yra kaip yra. Tai šiandienas tikslas Stelvio ir susitvarkyti su to antifrizu dasipilt. Jeigu bus per daug, tai dzin per išsipiltimo pakelį išbėgs. Taip, vakar prasukom viso 406 kilometrus. Va, kaip matot. Tai nunulinam, iš viso esam pravažiavę beveik 2000 kilometrų. Ir cold startas. Dirba tai garsiai šaltas, bet yra kaip yra. Ką, lekam? Važiuojam į didesnį kaimelį, nes šitas nėra degaliniai antifrizo. Pažiūrėkit, kaip nežinau. Oras šiandien, tai ASF. Žmonių daugiau negu vakar, nu visgi, jau šiandien viskas dirba. Žiūrėkit, koks kalvas. Lygių atrodo, visi vaizduoja. Net pačiam nesitikė, ir aš atrodo, kad turime kažką. Ir vakare prieš truputį pergaitai ir galvoju, ar čia truputį buvo, ar čia nesapnuoju, nes kraštovaizdis labai greitai keičiasi. Nes aš atrodo, šitą buvau Lenkijoje. Nespėjau adaptuotis ir čia... Beleka. Sustojau truputį paaušinti ir pečius pailsinti. Labai pavargau. Bet matosi, koks KTM-as žudimo mašina. Visur vien tik tai masytis. Iki tikslo liko 105 kg, bet rodo 3 valandos. Iš viso važiuoju jau ilgai. Nepasakysiu kiek. Einu truputį atsigausiu ir pratęsim.
jau Italijoje. Bandau įkelt storį, nelabai gaunasi. Nu ką, mes ir vėl čia, gyvi ir sveiki. Užvažiavom į Stelvio pas, matot nuotraukytės, su tokiu mocu taip sunku tos posūkius guldyti. Čia dar aštresnė negu Glossnokerį ir šiaip gražiau negu Glossnoker. Nupirkau atvirukų, mocas žiauriai iškaito, viršų 25, karšta. Važiuosim apačion. Praeitą kartą, kaip ir minėjau, stabdžiai biški buvo pradėję gribaut galiniai, tai riedėsim ant bėgio. Ir čianais jau nebe tokie aštrus posūkiai. Bet va ten va toliau, jeigu matosi, tai net atitvarų nėra. Tai reikia labai atsargiai važiuoti. Labai noriu aplankyti Milaną. Tai važiuosim link Milano, apsistosim tenai. Ir rytoj užsuksim į Milaną. Ir tada laukia Šveicarija, Prancūzija. Ir visos kitos šalis. Žiauriai džiaugiuosi, kad pavyko įveikti baimę. Ypač aukščio baimę. Žodžiu, long story short, atvykom į tą kaimelį, kur turėjo būti viešbutis. Ir jau miegot noriu, nes tik ką tik grįžau į viešbutį. Tai žodžiu, nuvažiavau, skambinu, nieks angliškai nekalba. Sakau, kad aš atvažiuoju. O tik savo atvažiavau, sako, niekas tavęs nemato, tu nesi čia. Šiaip ne taip ir bookingą išsiaiškinau tikslų adresą. Dar reikėjo papildomai valandą važiuoti 60 km į kalnus. Ir atsidūriau visiškam itališkam kaimelį. Tai čia už 50 eurų. Aišku, nepykit už betvarkę. Taip atrodo lova. Ir taip atrodo visas likęs kambarys. O tualetas. Čia gal kojom plaut po dešinį. Net neįsivaizduoju, kas per daiktas. Ir dušas. Viskas. Palyginus su Austrija, aišku, nėra ką lyginti, bet tenais turbūt pragyvenimo lygis yra, pragyvenimo lygis yra geresnis. Ir kaip ir sakiau, niekas nekalba angliškai, čia toks kaimukas, vyksta kažkokie čia šokiai, gal vestuvės, o gal ir laidotuvės, nežinau. Ir sakau, ar galiu pavalgyti, nes atvažiavau 9:30, kažkas tokio vietiniu laiku. Jo, sako, ko nori, sakau, alaus ir picos. Sakau, nesakau, duokit man savo meniu. Neturi meniu. Sakau, duokit alaus, davė alaus. Kokios picos turit, sakau. Mes visokios picos turim. Sakau, tai gal galit parodyti. Tai su kuo nori, sako. Nu, tai su saliamiu. Tai atnešė labai panašiai, jeigu esat kas matė Čili pizzerijų Romos pica. Nėra, ten realiai batonas su sūriu ir saliamiu, bet viskas tvarkoj. Nebebūkštauju. Šiandien dieną užskaitau ir susitiksime rytoj. Nu ir ką, labas rytas visiems. Čia balius trūko turbūt visiems iki vidurnakčio, o sienos popierinės girdėjau, kaip kažkas knarkia ir taip toliau. Čia neina ir normaliai parodyti, bet jau švinta. Yra 6:30. Specialiai atsikėliau taip anksti, kad nuvažiuoti į Milaną be kamščių. Yra parkingas prie pat bažnyčios, kurią noriu pamatyti, ar ne bažnyčiose, nesvarbu. Tai lekiam. Susiruošiu ką užsidėti, timpų, tiksliau termokelnių nesidėsiu. Užsidėjau tik termomaikę, nes
Dabar tik tai 17 laipsnių, bet kai pradėjau važiuoti ir po to dienos eigoje važiuoji, būna virš 30 laipsnių, o vidury kelio ten nusiminėsi kelnių prieš visus. Tai nusprendžiau šį kartą apeiti šią sistemą. Ką, ruošimės ir lekiam. Žodžiu, buvo nuotykis. Atvažiuoju į degalinę, kol užvalgysiu pusryčius. Aišku, jau dabar pasitempiau, labai daug laiko kainavo. Žiūriu, grandinė buvo palaida kaip turi būti. Nu ką, aš taigi sugebu. Turiu tik 2 raktus. Šitas ašiai atsukti puikiai tinka, atsukau. Su šituo atsukau fiksuojančią veržlę grandinės patepti, o prie kitos niekaip neprieinu. Raktas per didelis, suki, nu niekas nesikeičia. Jau susinervavau, čia pasiėmiau Google vertėją, parašiau lietuviškai, ko noriu, itališkai rodau this, nes jie nekalba angliškai, aš tai I can say what I want. Gerai, nebeišsipisinėsiu. Tai žodžiu, sako, iki degalinę tikrai turės, tai nuėjau, toks senukas, nu tikrai amžiui, davė tą raktą, čia pasidariau, ką reikia, susiviržiau, atnešiau, padėkojau, nei pinigų nieko nepaprašė, tai labai džiaugiuosi, tuo pačiu ir užvalgiau, tai galime toliau važiuoti. Jau esu prie pat Šveicarijos sienos ir čia jau 5 Piaggio eipas, kurį sutinku. Tik čia jau dizelinis. Apačia variklis matosi. Ir jis yra dvivietis ir kuzovas jo yra didesnis. Labai nenoriu naglai žiūrėti. Bet vietos tai tikrai daugiau. Nice. Užsipylėm kūro, važiuojam į Šveicariją. Prie Šveicarijos sienos kūras 2,20 €. Biškį suklydau, ne Šveicariją, nors turėjau Šveicarijoje atsidurti, bet Google Mapsas ne ten nuvedė Google Mapsas. Tai šokau Prancūzijoje. Už tunelį, kurį dabar rodžiau, turėjau susimokėti 5 €. Iš viso tunelis važiavo. Tęsėsi 11 km. Greit 70, tai tikrai ganėtinai ilgai užtruko. Bet vis tiek Šveicariją noriu paliesti, noriu pamatyti, noriu prisidirbti. Tai iki Ženevos liko 104 km. O po to grįšim vėl atgal į Prancūziją ir bus smagu. Yra Ženevoje. Einam, parodysiu kaip gražu. Va, važiavus, aišku, keista. Kratyti nekratė, kitus žmonės tai mačiau, kad kratė. Kas dar? Greitis mieste 60 galimas. Į kuriuose vietose, tai važiuoja kaip važiavęs. Aišku, veizą pasijungia, žiūri, kad tik tai neviršit. Net prisidaryti problemą. Graži šalis, bet beprotiškai šiuo metu karšta. Tai dabar ieškau kur pavalgyti. Ir grįšim atgal į Prancūziją, nes čia ir internetas 100 MB 9 € gavau žinutę ir apsistot būtų labai brangu. Grįšim į Prancūziją. Mano apsirengimo outfitas tai antifrizų ištepti šortai, motobatai, ilgos kojinės, nes buvo šalta ryte. Dabar maikutė ir šortai. Važiuosiu į Prancūziją, bet pirmas dalykas, ką padarysiu, tai važiuosiu prie ežero. Taip noriu nusimaudyti. Taip, karšta, 32 laipsniai. Jūs pagalvokit. Neįmanoma. Tai išnaudojau savo 100 megabaitų. Ir kiek užsikrovau, tiek važiuosiu iki ežero. Iš viso 1,5 valandos. Pirmą užvalgysiu. Čia va gėrimėlis. Ir dar bus panėnis sumuštinis. Už viską 18 €. Lietuvoje degalinį už 5 suvalgyti. Tai aišku, nelyginam kainą, jie ir gyvena čia 100 kartų geriau.
Jau prie ežero. Eisim atsigauti, žiauriai laukiu. Nu ir aš vietoj pasirodo atvažiavau į kažkokį furistų miestelį. Nu ir aplamai viskai kur yra. Tai kiekvieną kartą vis skirtingai atrodo, kur aš gyvenu. Tai čia tik tai toks kambariukas. Dvigorio lova, telikas. Toks kvapas biški pelėsio. Aišku, yra, ačiū Dievui, kondicionierius, nes žiauriai karšta. Atšinais, dušas su tuliku. Teliuks šiandien dar papildomai bent jau galėsiu nusiprausti. Ką, o dabar laikas pailsėti, atsigerti ir susitiksim rytoj. Rytojaus planas būtų, norėjau važiuoti į Paryžių, bet žiauriai gaunasi didelis ratas, jau truputį užknisa, jeigu atvirai. Tai važiuosim į Vokietiją, noriu užvažiuoti į Scooter Center, kadangi Italijoje irgi ten 5 valandos būtų reikėjo važiuoti į Piaggio muziejų, tai būtent tą muziejų pamatysime būtent Vokietijoje. Scooter Centeris turi šiek tiek būtent Vespų Pirdų pasižiūrėti. Tai pasižiūrėsim jas ir tada pagaliau namo. Grįšiu šiek tiek turbūt anksčiau, aš įsivaizduoju, kad ten tiktų nieko nelaimingo. Ką, labas rytas. Biški kondicionierius smirda, šiandien ryte pabūdęs supratau. Tai susidėjau visus daiktus, apsiprausiau ir pagaliau važiuosim. Ir dabar tik supratau, kad aš turėjau važiuoti 10 dienų ir grįžti sekmadienį, bet pagal savo tempą aš turbūt grįšiu ketvirtadienį, tai yra rytoj. Tai 3 dienom anksčiau, kaip ir galėčiau važiuoti į Paryžių, į Belgiją, Amsterdamą dar galėčiau pabandyti važiuoti. Bet tikrai labai sunki kelionė, vien ta pirma diena į Zakopanę, kai važiavau, labai stipriai išvargino, nes kūnas buvo neapsipratęs, skauda nugarą, skauda pečius. Dabar kaip ir gerai, bet ieškau tinkamo atmaso, kad tik tai nevaryti, nes vienam tikrai važiuoti nėra lengva. Tai reikiam prie Monso. Ką, pas mus oras geras, kaitina saulė. Vienas dalykas, kas nepatinka, jau 3 naktį iš eilės užrakinu vairą, bet atrakinti yra žiauriai sunku. Kadangi pas mane keilėsas, spaudė mygtuką ir laukiu, kol jisai atsirakins, tai gerai, kad yra štai čia laisva vieta, kur gali pridėti raktelį. Dabar jau aš jį atrakinau po labai daug laiko. Pasak Motoshop'o galbūt kertasi kokios bangos, dar kažkas, nu, nežinau. Bet dabar raktelį atpažįsta, bet kai Italijoje sunkiai užsikūrė, tai nepatiko. Rodo, kad turim tuščią baką, bet kai atvažiuoju rodo 30 km, tai žiūrim, kaip bus. Užsikūrė. Ir atvažiavom, fuel range'as vis dar rodo 0 km, esam Total degalinėje. Please English, card, kortelės reikia. Okay, wow. Čia tai žinau, už kiek man tuks, eina už 30, užsisimokėti. 30 eurų, nepilnas bakas, 305 eurų. Ką, dabar važiuojam į Vokietiją. Greitkeliai. Kodėl nevažiuoju nemokamais keliais? Nes labai daug laiko užima, o kaimuose belė kaip karšta. Tai taip biškį vėsiau. Va, pagaliau atvažiavom į degalinę. Jau Prancūzijoje normalesnės degalinės yra ką ir pavalgyti nusipirkti. Kūras, aišku, brangus, 2 eurai litras. Bet yra kaip yra. Žiauriai vargina tas važiavimas autostradai. Bet važiuoti nemokamais keliais, tai
užtrukčiau 3 dienas, kad grįžti namo. Tai va, pilam, vėl range'as rodo 0, pasistengsiu daugiau taip nevažinėti, nes važiuoju ir galvoju, kada užgęs. Tai va, pilam. Užsukom sekundai į Liuksemburgą. Labai gražus miestas, šiek tiek pavyko nufilmuoti telefonu. Nu ir aš po pirmojo autobamo. Žiauriai geras jausmas 20 skrist, nieks nesimaišo, leiki savo. Ir mocas patampa žudimo mašiną, musyčių tai daugiau negu reikia. O vėjas visiškai nepučia dėl to, kad stiklas labai didelis. Tai labai patiko, sekundę sustojau pailsėti ir jau visai netoli Scooter Centeris laukia. Taigi atvykom į Scooter Centerį ir čionais buvo labai daug visko. Visų pirma, labai norėjau pamatyti Piaggio Ciao, kurie būtent tenais stovi. Ir tenais yra, kaip matot, čia stovi 3 skirtingi modeliai. Po dešinę stovi paprastas Ciao, per vidurį stovi Boxeris, po kairę stovi dar vienas Ciao, bet iš tikrųjų ten yra įvairių modelių. Yra Grillo, C ir taip toliau, ir kaip matote, kiekvienas turi skirtingą kažkokią modifikaciją. Pavyzdžiui, dešinysis tenais turi maišelius skirtus pasidėti daiktams, skiriasi priekinės kartelės. Toliau antras dalykas, ką pamačiau, tai kaip jie daro būtent tuos 2 cilindrų projektus. Tai kaip matote, čia nais iš arčiau yra 180 kubikų 2 cilindrų, tai iš viso 360 kubikų cilindrų komplekto būtent projektas. Toliau lenktynėms yra paruoštas dar iš Lambretos, ne iš Vespos, o iš Lambretos variklio dar vienas projektas. Žiauriai prajuokino būtent šitą supuvus Vespą, nes pažiūrėkit, kaip sutvirtintas rėmas. Žinoma, yra ir senų Vespų, labai nustebino mane būtent šitą milką išdažymo Vespą, nes originaliai 49 kubikų neturi posūkių ir technikiniam viskas tinka. Toliau ten ofisuose buvo žiauriai įdomių Vespų, kaip pavyzdžiui ši, kur laikytis yra vieta. Ir šiek tiek pasivaikščiojus radau būtent tokių galimybių pasižiūrėti, kaip jie būtent jas tuninguoja. Nu, hebryt, ir aš jau Vokietijoje esu Hanoverio mieste. Pasiėmiau geresnį hotelį šį kartą su spa. Tai varys nusimaudyt, o rytoj laukia 1300 km namo. Tai viską dar parodysiu. Nu ir kaip sakiau, šiandien nepagailėjau savęs. Pasiėmiau geresnį kambarį, čia jau susirašiau eiti pirti. Čia va dušas. Ir va, visas kambarys. Dabar kaip morozas, einu atsigersiu kokteilį į pirti ir miegoti, nes rytoj laukia labai daug kilometrų ir pagaliau grįšiu namo. Nu ką, labas rytas, 8 ryto, aš jau susiruošęs ir šiandien šaunam namo. Tai daug šiandien nepamatysit, tik tai kaip lėkiu autostradą, kuo greičiau namo. Nu ką, mes Lenkijoje. Iki Lietuvos, iki mano namų liko 882 km ir eilinį kartą į McDonald'ą. Pasikeisiu bateriją GoPro, nes išsikrovė, ir suvalgysiu Big Mac ir visą laiką. Kebabų, kadangi nevalgau, tai mėsai neina į trasą.
Ir kelionę užbaigiam laimingai, tai čia turiu greitą pasidaręs nuotrauką, kaip važiuoju pro Kauną. Ir viso per dieną aš propjoviau 1300 km, tai yra kosmosas, ta prasme. O visas mano kelionės tripas tuo tarpu buvo 5288 km. Tai kaip per 6 dienas daugas gali pasakyti, ar visgi aš kažką pamačiau, ar man pačiam patiko ta kelionė. Tai taip, vienas dalykas, kad tikrai labai džiaugiuosi tai išbandęs, padaręs. Sekantį kartą gal ką daryčiau, tai kaip tikri tinginiai, tiesiog nusivešiau motociklą ir keliaučiau būtent per tas visas šalis ir pamatyčiau tai, ką aš noriu pamatyti. Arba jeigu netyčia taip atsitiktų, kad visiškai nedirbčiau, tai turbūt važiuočiau nemokamais keliais ir keliaučiau kokį mėnesį, taip pamatydamas viską. Bet kadangi turėjau labai ribotą laiką ir jau patys klientai mane labai spaudė su detalių siuntimu, tai kiek turėjau laiko, tiek ir aš jo išnaudojau.